Sveiki, gyvi. Būčiau buvęs televizoriuje, tai iš televizoriaus kreipčiausi, tačiau iš ten, kaip žinote, lyg manęs ir išvarė. Išvarė todėl, iškart pasakysiu, todėl, kad kai kas sako, kodėl tu nerodai laidų. Niekas neįsileidžia manęs į jokią televiziją. Aš nedėjuoju, aš gyvenu puikiai, be problemų, gyvenu kaime, Kaišiadorių rajone, Žiežmarių seniūnijoje. Šiuo metu dar tik tai baigiu atstatinėti senelio ūkį iš 18 hektarų. Dar negaliu atstatyti per 20 metų. Todėl, kad visa žemės reforma, aš prie jos stovėjau būdamas ministrų padėjėjais, buvo tokia ydinga, tokia iškraipyta, tokia nevykusi, kad jūs nepabaigsite ir nepradėsite, ji neturi galo ir pabaigos. Nors pabaigą ji turi. Visa reformos esmė yra ta, kad visa Lietuvos žemė bus parduota užsieniečiam. Čia yra finalas reformos. Nes pirmiausiai buvo žemė suskaidyta į mažiukus gabalėlius, o jūs žinot, tirono principas yra skaidyk ir valdyk. Todėl, kai mano vieno senelio ūkis subirėjo į 24 gabalėlius, o kito senelio ūkis į 5 gabalėlius, tai va dabar mes kaip tas Mindaugas ir lipdome tą Lietuvą, bet sulipdyti Lietuvos nepavyks, todėl kad Lietuvos Respublikos konstitucija, kurią aš laikau labai prastų dokumentų, nors aš ją irgi prisiekiau, bet aš ją įsipareigojau gerbti. Tačiau jeigu aš apie ją prastai kalbėsiu, nereiškia, kad aš jos negerbiu, aš ją norėčiau pataisyti. Tačiau ją pataisė visai kiti. Ir pataisė, nežinau, ar čia sėdintys Seimo nariai, dabar aš jų sąrašo neturiu, bet ją pataisė šitaip, kad Lietuvos Respublikos žemė, miškai, vandenys, nuosavybės teise gali būti įsigyti ir užsienio piliečių. Ta pataisa pasirašė du iškilūs Lietuvos prezidentai, Rolandas Paksas ir Valdas Adamkus. Todėl aš juos galiu vadinti tai žmonėmis, kuriuos čia mes kreipimasi tam tikrame, kur jūs juos turite, galime vadinti išsižadėjusiais tėvynės arba net tėvynės išdavikais. Šitą aš sau leidžiu sakyti, todėl, kad taip yra iš tikro. Reiktų po ašarą nubraukti šioje vietoje, tarp kitko, nes tai mūsų valstybės kracho pradžia. Kracho, aš kito žodžio neturiu, todėl, kad šiuo metu jūsų žiniai mano nevykusiais žurnalistiniais skaičiavimais Lietuvoje jau parduota beveik 1 milijonas hektarų žemės užsieniečiams. 2 milijonas jau yra paruoštas parduoti. Aš visai nesuku dėl to galvos, tarkime, aš neturiu savo interesų, aš nesisavinu žemės, todėl, kad žemė negali būti preke pirmiausiai. Ji yra gamtos lemties ar Dievo kūrinys. Žmogus žemės nesukūrė. Ir savintis žemę yra visiškai nedora. Čia ir aktorius kalbėjo apie tai, protėviai mums nedavė teisės savintis ir pardavinėti žemės. Nedavė tokios teisės. Ir jeigu jūs bent kiek jaučiate protėvių dvasią, bent kiek, tai pajuskite tą ir savyje dabar, kad žemės parduoti negalima. Ir taip ta lietuvėlė nedidelė. Todėl atsakysiu iš karto į keletą argumentų, kurie klaidžioja dabar kaip idiotizmo išraiška. Žemės niekur neišveš, sako, jeigu parduosim užsieniečiam. Aš jūsų paklausiu, kur yra Tolminkėmis, išvežė? Kur yra Tilžė? Išvežė ją? Kur yra Gardinas? Išvežė? Lietuviško žemės. Aš jūsų paklausiu, kas važiuoja nuo Kauno link Klaipėdos. Ten buvo Lietuvos veterinarijos eksperimentinis ūkis akademijos. Prie pat plento. Ten žemę išvežė, pardavė ir pastatė angarus didžiausius. Jūs norite, kad Lietuva taptų angarų šalimi, metalinių angarų šalimi. Tada gal tokios žemės neišveš, bet išveš ir parduos. Tai antras absurdas, mes nedirbam, kiti dirbs. Tada aš turiu keletą bjaurių klausimų. Jeigu tu gyveni bute, vienam kambarį gyveni, parduok du kambarius kitam. Užsieniečių parduok, juk tu negyveni kituose 2 kambariuose.
Kas bus iš tavo būtų? Galų gale prašom atleisti moteris, bet aš vyrams sakau, jeigu tu savos moteriškės nemyli, tai tu parduok užsieniečiui, jis gal ją pamylės tada. Nes žemė ir motina tai lyg ir panašios savokos turėtų būti. Žemės paskirtį keičia vienu brūkštelėjimu valdininkų. Todėl, kai mes kalbame neva apie žemės ūkio paskirties žemės pardavimą, mes kalbame apie teritorijos pardavimą. Mes kalbame apie Lietuvos pardavimą. Todėl pardavimas jokių būdų negalimas. Jokių būdų. Aš nežinau, kaip kitaip galima išduoti tėvynę, kaip ją parduodant už pinigus. Aš visada nešiojuosi pinigų dabar. Va čia yra tarybinis 10-tukas. Konjako butelį laisvai nusipirkdavau. Ane? Čia dabar dolerį nešiojuosi, eurą turėjau, bet kažkur išmečiau. Nu koks skirtumas? Koks skirtumas, kuris popierius? Ar šis? Mano bičiulis sakė, Volteras netgi pasakė, kad popierinis pinigas anksčiau ir vėliau grįžta prie pirminės savo vertės. Popieriaus. Nulio. Jūs pardavę žemės hektarą šiuo metu gal nusipirksite kiliminį taką prie durų. Bet žemės atgal jūs jau nebenusipirksite niekada. Ir čia kolega, kuris kalbėjo apie įvairias ekonominės sąlygas, neatsakė pagrindinį klausimą, kaip jam buvo užrašyta. ES parama tai nauda ar žala. ES parama tai akivaizdus mūsų ūkio žlugdymas. Pats šlykščiausias ūkio žlugdymas. Ir jis duoda puikius rezultatus, kaip čia buvo ir minėta. Puikiausius rezultatus. Šiuo metu mano iš 18 kaimo sodybų tik 4 jau yra karvė. Aš irgi vieną karvę jau pardaviau. Aš norėjau organizuoti žemės gynėjų suvažiavimą, kol nepardaviau karvę, gavau 3300, norėjau nupirkti Kauno sporto halėje 3 valandas ir sukviesti žemės gynėjų suvažiavimą. Bet dabar apsiribosiu šitą konferenciją, nes matau, kad Lietuvoje labai maža jėgų, kurios giliai suvoktų žemės problemą. Visi atsitraukia į įvairias kitas. Dabar ten, tarkim, pravočykit koks nors labiausiai populiarus bus stoma. Po stomos bus kokia dijoma. Ir taip toliau, taip toliau. Principas tas, numeta šuniui kaulą, šuo kaulą graužia, o per kitas duris lašinius vagis neša. Taip yra nuolat Lietuvoje. Bjaurioji televizija, radijai ir laikraščiai, kurie yra visi privatus ir šios temos niekas negvildena, kiek aš nesibeldžiau, patikėkit, aš žurnalistų daug turėjau pažįstamų. Nė vienas nesiima gvildenti šios temos žemės, todėl kad tai yra uždrausta. Privatus interesas visiškai uždraudė gvildenti šią temą. Todėl situacija ir yra tragiška. Aš labai norėčiau pademonstruoti žemės esmę, kol tai dar įmanoma, kol dar manęs Bakšienė nesustabdė. Pirmiausia yra žemė. Kai yra žemė, ant žemės gali gyventi tauta. Aš nepažįstu rimtos tautos, kuri neturi savo žemės. Kaip žinote, yra keletas tautų, kurie klaidžioja po pasaulį. Jie neva vadinasi tauta, bet aš jų negaliu taip pavadinti. Kada yra tauta, tauta gali sukurti valstybę. Kada yra žemė ir tauta, ji gali sukurti valstybę. Mes lyg tai taip ir turėjome. Kada yra valstybė, valstybė privalo sukurti ūkį. Savo ūkį, kuris aprūpina savo tautiečius būtiniausiomis priemonėmis. Tai yra, žmogus turi nealkti, nešalti ir netrokšti. Tai yra pagrindinės savybės. Lietuvos žemė, įspėju, yra praktiškai vertingiausia Europoje. Aš apvažiavau visas Europos šalis ir aš čiupinėjau kiekvieną žemės gabalėlį Europoje. Mūsų žemė dirvožemio požiūriu yra vertingiausia Europoje. Čia yra puikus šilumos ir šalčio santykis, čia yra puikus drėgmės santykis, čia yra kitos puikios vertybės kaip dirvožemio. Todėl ūkis šiuo atveju labai gali būti pagrįstas būtent žemės ūkio arba maisto ūkio vystymu. Mūsų
miškai mus visiškai gali sušildyti, todėl kad vienas miško hektaras visiškai tenkina energetinius poreikius. Visiškai tenkina. Mes galim neimti nei vieno dujų baliono, nei vieno, o iš esmės, jeigu turėtume proto, pereiti prie visiškos savos energetikos. O, gal mažiau. Kada yra ūkis stiprus, tada mes tauta galime ieškoti, siekti kultūros ir švietimo. Tik sotus žmogus gali sau leisti padainuoti, pašokti ir gilintis į kultūrinius dalykus. Kada žmogus kultūringas, jis gali suvokti save ir savo paskirtį šioje žemėje. Tada jis turi ateitį, jis turi viziją. O mūsų vizija, gyvenant mieste, būti kaime. Neatitrūkti nuo gamtos, nuo žemės yra pagrindinė žmogaus vizija. Todėl, kad net ir paskutinė alfabeto raidė žemė ir žmogus, tai yra paskutinis taškas. Tai yra paskutinis taškas, ant kurio sustoja žmogus, ant žemės. Ne veltui kažkas protingai sudarė raidyną. Ir kada mes turime ateitį, šį žiedą vis tik tai mielosios mamos mūsų ir moteris užbaigia darni šeima. Darni šeima papildo tautą. Ir jūs regite dabar labai gražų žiedą. Tai yra mūsų gyvenimo žiedas. Tai yra esmė mūsų gyvenimo. Bet kaip jūs matote, žiedo viduryje yra žemė. Ir žemėje, ir žiedo viduryje užsimezga tikrasis vaisius, užsimezga sėkla, bet kuri. Ir jeigu mes šiuo atveju prarandame žemę, mes prarandame savo vaisingumą. Mes tampame, atleiskite, visiškais impotentais ir bevaisiais padarais. Tada mes turime išnykti. Tada netenka jokios prasmės. Mūsų valstybė, kultūra, ūkis ir visi kiti šitie žiedo elementai. Todėl, kad visi šie elementai siejami prie žemės. Todėl siekiant išgelbėti žemę, aš nematau kitų būdų. Kaip jau sakiau, žemė negali būti preke. Jie yra unikali gamybos priemonė, kuri niekada nesusidėvi, jeigu teisingai naudojama. Ir kaip čia sako, gelbėti apleistą žemę, aš nežinau Lietuvoje nei vieno apleisto žemės gabalėlio. Nėra apleistos žemės Lietuvoje, yra nenaudojama žemė. Ir labai gerai, kad ji nenaudojama. Todėl, kad kuo daugiau žemės išarsime, tuo didesnė vėjo erozija, tuo didesnė vandens erozija, tuo didesnis vandens užterštumas nuo įvairių, kuo mažiau naudosime žemės, tuo geriau. Kaip jau sakiau, žemė yra labai derlinga. Kodėl mes nuosavybę aš laikau visiškai nenuosavybę? Todėl, kad tarkime, ir Gedimino kalno papėdės kvadratinis metras ir mano kiemo kvadratinis metras yra vienodos vertės. Vienodos vertės. Ir didžiausia nesąmonė buvo, kaip žmogus turėjęs 6 arus žemės mieste, kitoje vietoje neva įsiteisino nuosavybę 10 hektarų. Žemės perkėlimas, pavertimas ją kilnojamų turtų, tai atleiskit, pavertimas žemės paskutinę šliundrą. Todėl čia, kaip ir sakiau, yra esminė klaida. Prašom atleisti už bjaurius žodžius, bet aš lietuvių kalbos žodynę tokių nerandu, kuriais galėčiau išreikšti savo apmaudą ir pasipiktinimą. Todėl kartais tenka įvelti matsnesnių, kaip sako. Kadangi kiekvienas Seimo narys ir aš tame tarpe kaip rajono savivaldybės tarybės, tiesa aš neprisikinėjau šitai, bet kiekvienas Seimo narys ir prezidentas prisiekia saugoti Lietuvos žemių vientisumą. Todėl atsiradimas Lietuvoje kitos šalies nuosavybės pažeidžia vientisumo principą. Todėl galima sakyti, kad visi Seimo nariai, išskyrus 4, aš juos vis tik leiskit paminėti, tai Vytautas Šustauskas, Egidijus Klumbys, amžinos atminties Pronskus ir Veselka
4 žmonės, kurie nebalsavo už žemės pardavimą užsieniečiams. Visi kiti yra išdavę priesaiką ir gali būti vertinami kaip neteisingi mūsų atstovai Seime. Jie visiškai negali būti mūsų išrinkti. Todėl vienintelis būdas, vadovaujantis dar veikiančios šios konstitucijos 2 punktu, kad suverenitetas priklauso tautai, mes turime teisę pareikšti tam tikrą valią, kuri labai kirsis su prezidentūros, Seimo ir didelės dalies vyriausybės valia. Mes turėtume padaryti perversmą, revoliuciją, teisiniu būdu. Todėl, kad derybose su ES, kur prieštarauja, kad tai pažeidžia ES reikalavimams, žemė nebuvo įrašyta, nebuvo prievartinis būdas. Jūs atleiskite, vienas toks atliepausis derybininkas neparodė jokio stuburo ir įrašė žemę kaip papildomą priemonę. Mes galėjom to neįrašyti ir nebūt kilę šitos problemos. Todėl žemės rinkos kitos šalys nenaudoja ir netiesa, kad galima pirkti, parduoti žemę visur kitur. Netiesa. Kitur žemė iš vis yra valstybinė ir niekas jos negali pirkti, parduoti. Žemė gali būti kiekvienam mūsų piliečiui skiriama amžiams amžinam naudojimui. Užsienio šalių piliečiams mes galėtume leisti nuomotis žemę su griežtais reikalavimais. Bet ne su tokiais kaip dabar, kada iš paukštynų, iš kiaulyno man panosiai atveža ir varo bet kokį grūdą be jokių tyrimų, be nieko, baisias atliekas, kurios dėvė į melioracijos griovius. Jūs sako, dar melioraciją didinti. Kuo geriau veikianti melioracija, tuo didesnis nuplovimas visų grūdų į vandenis. Mes turime Lietuvoje daugiausiai gėlo vandens, kurį tarybiniais laikais labai užteisėm be vandenio maniekų. Dabar pardavę žemę užsieniečiams, mes ją užteršime ypatingai išradingomis Monsantų visokių ir kitokių firmų cheminėmis priemonėmis. Partijos ir valdininkai, kai parašiau dėl šito, nei suskato jau, jie galėjo suprasti savo klaidą. Aš nežinau, ar tamsta Seimo narė čia sėdinti suprato klaidą. Ji dar galėtų atitaisyti, kipti kiekvienam čia esančiam Seimūnui į atlapus, spirti, kad ir į skaudžiausią vietą arba bent į kulniuką nuolat. Ir bandyti galbūt, nes referendumą organizuoti mums reikės 300 000 parašų. Tai yra beprotiškas skaičius. Aš dalyvavau 5 referendumuose. Tai yra neįmanoma beveik padaryti, nors įmanoma. Jeigu tik parašuose būtų esmė, viskas būtų tvarkoj. Aš primenu jums 1928 metų konstituciją Lietuvos, kuriame referendumui paskelbti buvo įrašyta 50 000. Jeigu mes atkūrėme nepriklausomą Lietuvą, tai kodėl mes neatkūrėme tų įstatymų, kurie tada veikė toje Lietuvoje? Tai kodėl? Kad vėliavėlę tą pakelinti jau čia yra įstatymas? Vėliavėlę, atleiskite, per mažai man. Man reikia demokratinės veiklos. O demokratinė veikla, mano supratimu, būtent yra dažno žmogaus dalyvavimas svarbiuose valstybės valdymo klausimuose. Todėl, jeigu iš jūsų tarpo ir iš Lietuvos visos atsirastų bent 3000 mažų šliužiukų, tokių kaip aš arba mažesnių arba didesnių, mes nesunkiai per 3 mėnesius, kurie pagal referendumų įstatymą yra leidžiami, surinktume tą reikiamą parašų skaičių ir įduotume tam iškilmingam ponui vadinamam Vaigauskui, kad jis paskelbtų tokį referendumą. Tuos parašus pagal mano planą reikėtų ir iniciatyvinę grupę registruoti kovo pradžioje 12 metų, kadangi atšyla orai. Dabar, tarkime, organizuoti yra beviltiška, trumpėja dienos, šąla, žmonės neįsileidžia į tamsius namus ir taip toliau. Patikėkit, referendumų organizavimo tvarką esu labai smarkiai paanalizavęs. Ir todėl, kada vienas, jeigu mes turime Lietuvoje dar 3000 kokių nors palikuonių, kokių nors Lietuvos palikuonių, nors kiek panašių į lietuvius,
Jeigu yra dar 3000, sueikim dar vieną kartą į šitą salę. Čia kolega mano, ar kaip čia pavadinti, bičiulis Tomas, padalins jums tokius lapus. Nu bent dabar užsiregistruokite. Nu padarykite nors vieną nago juodimo darbą tam, kad išsaugotume Lietuvos žemę. Brangiausia, ką mes turime, aš galiu grįžti atgal prie to žiedo, tam, kad šitas žiedas būtų gyvybingas. Nes dabar tautos jau nebėra, aš nežinau, kur išsinėti. Valstybė mūsų išsigimė iki visiško išsigimimo. Ūkis sugriautas totaliai, tai, ką čia paminėjau, tai dar baika. Aš šiandien ryte karviai nunešiau duonus, galvojau, įduosiu, pamaloninsiu. Neėdė, ėsk pats. Karvė duonus nebeėdė iš parduotuvės parneštos. Įsivaizduojat, kol nešiau savo keptą, puola, rankas laižo, kišenės plėšo. Šiandien nunešiau gudovelis, galiu pasakyti, duonus. Ėsk pats. Kultūra, aš nežinau, kas yra kultūra, Simpsonai maždaug tam tie, ne? Čia, jeigu dar yra senolis vienas kultūra, dar žodis išsklinda, tai aš visada dar suklūstu, iš kur čia dar viena gulbė atsirado. O daugiau kultūros jūs man prabočykit, nematau. Labai prastas, aš matyt, kultūros žinovas. Ir aš tik tai ateities taipogi aš nematau, aš ateitį matau krachą po 3 metų, todėl, kad šalia manęs 600 hektarų jau yra nupirkęs vokietis, ir jis jau ateis pas mane kitą dieną ir pasakys, Liužai, man ir tavo gabalėlio reikia. Aš mamai bandžiau išaiškinti, kad ateina antroji kolektyvizacija, tik varimas į dvarus. Sako, taip nebus. Ar tu atsimeni, kaip tave suvarė į kolūkį? Atsimenu, bet taip nebus. Ar tu atsimeni, kaip pinigai dingo šitie rusiški? Atsimenu, bet taip nebus. Nu tai jei taip nebus, tai aš jums pasakau, po 3 metų bus. Ir ateities mes nebeturime. Į kurią pusę aš eisiu, kai mane vokietys išvys iš mano gimtinės, aš dar nežinau. Aš galiu pasakyti, kad aš turiu šautuvą sąlyginai, nusipirkau dar 50 šovinių, kol galėsiu atsišaudysiu. Negalėsiu, ne? Klausimus, kurie buvo užduoti, ar kaltinsime nuolat ankstesniuosius seimus, ar šitie seimo nariai prisims atsakomybę ir taip toliau, iš tikrųjų, ko gero, prisima ir prisims, bet diskusijos, kaip ir minėjau, mūsų konferencijos antroje